Sveiki visi, esu Ieva, dabartinė eksporto lyderių programos Sparnai dalyvė ir šiandieną kalbinsiu Sparnų alumnę. Tai laba, esu Augustė Andrenovaitė ir pernai baigiau šitą programą Verslas ir antreprenerystė ir esu dabar jau alumnė. Tai papasakok, kokiose įmonėse atlikai praktiką Sparnų programos metu? Tai pirmą savo rotaciją atlikau Bentman įmonėj, tai įmonė iš esmės, kuri gamina oro difuzorius. O antrą praktikos rotaciją atlikau įmonį Frontų, kuri iš esmės veikia SaaS principu, tai parduodam kaip programinę įrangą. Tas esminis tikslas toksai, tai iš esmės skaitmenizuojam darbo aktus, sakykime taip. Ir kokiame mieste buvo įmonės ir jeigu ne Kaune, tai kaip sekėsi su tuo susitvarkyti? Tai Bentman įmonė yra įsikūrusi Vilniuje, tai iš tikrųjų, kai rinkausi pačią pirmą įmonę, kurioje atliksiu tą praktiką, tai labai didelis kriterijus man buvo, kad įmonė būtų Kaune. Tada viskas pasikeitė, iš tikrųjų labiau pradėjom žiūrėti iš tos perspektyvos, kad kas bus mentorius toj įmoniai. Ir kažkaip iš tikrųjų labai patraukė būtent mentorius, kurį ir turėjau. Tai iš tikrųjų tas toksai turbūt buvo labiau lemiamas sprendimas dėl mentoriaus, negu kiek dėl pačios lokacijos. Nes vėlgi mes, kai rinkomės pirmąjį rotaciją įmonės, tai mes turėjom pokalbius tas įmonėse. Tai iš esmės tiesiog buvo labai nebloga proga, sakykime, susipažinti su tais žmonėms, su kuriais tu iš esmės turėtum kaip ir atlikinėti tas praktikos veiklas. Tai čia turbūt buvo tas toks lemiamas faktorius. Šiaip, kaip sekėsi susiderinti ir visą tai laviruoti, tai nepasakyčiau, kad buvo labai sunku, iš tikrųjų pakankamai buvo lankstu, galėjau atlikinėti veiklas ir nuotoliu. Tai nepaisant to, kad įmonė buvo gamybinė, bet ta komunikacija buvo labai nesudėtinga. Ir dar iš tikrųjų buvo labai didelis privalumas, man atrodo, kad kaip ir visi studentai labai skaičiuoja finansus ir kai reikia pradėti skaičiuoti visokias išlaidas ant kuro ir panašiai. Tai realiai, kas man buvo labai palanku, kad mano mentorius tuo metu jis pats važinėdavo iš Kauno į Vilnių kiekvieną dieną beveik. Tai mes būdavo taip, kad net važiuodavom kartu porą kartų per savaitę arba ten kartą per savaitę. Tai nepasakyčiau, kad buvo sudėtinga iš tikrųjų. O Frontų veikia Kaune ir aplamai kaip IT įmonė, faktiškai visos veiklos yra nuotoliu, tai tikrai nebuvo problemų. Kodėl ir kaip pasirinkai šią studijų programą? Tai jeigu kalbant apie pačią programą, tai iš tikrųjų tiesiog, kadangi pati iš savęs esu pakankamai komunikabili, sakykime, ir pakankamai drąsi ir man visą laiką norisi tų veiklų, tai tas sprendimas toks ir buvo, iš tikrųjų pagal tai paremtas, žiūrėjau į tai, kad būtų kuo daugiau įvairių veiklų. Tai iš esmės, ar buvo pirmas pasirinkimas? Ne, nes tuo metu, kai rinkausi studijas aplamai, tai buvo toks dvejojimo, sakykime, etapas. Tai svarsčiau iš viso apie odontologijos studijas. Tai ten buvo mano pirmas prioritetas, bet kažkaip taip sukrito, kad buvau savo pasakęs, kad jeigu neįstosiu odontologijai nemokama, tai tiesiog pagal antrą prioritetą buvo tas. Tai ir stojau ir nesigailiu iš tikrųjų, kad pasibaigiau. O kaip pasirinkai specializaciją jau vėlesniuose etapuose, kadangi vis tiek reikia rinktis tarp pardavimų ir eksporto? Tai iš esmės, kai reikėjo rinktis, tai mes papuolėme labai gerą traukinį, kadangi buvom kaip ir ta pirma tokia triušiukų laida. Tai iš tikrųjų buvau labai tvirtai apsisprendus, kad imsiu verslo strategiją ir pardavimus, tai tikrai buvau 100% nusprendus. Ir kažkaip prasidėjo visokie programos pristatymai, kažkaip tai pradėjo kalbėti tiek buvę dalyviai Sparnų, tiek aplamai kažkaip prasidėjo labai daug tokio net ne tiek reklamavimo, kiek tiesiog didelis labai informacijos srautas. Kažkaip įsivertinau ir taip, ir iš tikrųjų pagalvojau, kad labai daug kas turbūt sukonkretindavo ir sakydavo, kad verslo strategija, tai čia jau pardavimai, čia jau dirbsi tik Lietuvoje. Ir eksportas, tai čia jau viskas jau darbas užsienio, kelionės, tai daug kas labai afišuodavo šitą dalyką. Tai kažkaip turbūt gal ir buvo toksai, kad dėl ko pasirinkau, nes patraukė tas dinamiškumas ir, sakykime, norėjosi to darbo daugiau su užsienio rinkom. Ko išmokai praktikos metu, kokios patirties, savybių, įgūdžių gavai? Čia toks gan bendrinis klausimas, bet galbūt yra kas užstrigę. Turbūt negalėčiau aš taip įvardinti labai konkrečiai, žinai, kad tai būtų ten tokia savybė, ten toks įgūdis. Man atrodo, kad aplamai visas tas laikotarpis, jisai labai praplečia tavo akiratį, labai pakeičia tavo perspektyvą ir tu aplamai gauni tuo metu labai daug naujų patirčių. Bendraja prasme, ta prasme, aplamai tu pamatai, kaip veikia verslas ar ne, kad ir kiek ten tu būni įsitraukęs, galbūt vieni daugiau, kiti mažiau, bet iš esmės labai daug ką matai iš šono, kas tau irgi labai daug ką duoda. Tai aš iš tikrųjų, jeigu tai bendrai paėmus,
tai negana to, kad ir šiaip nebuvau labai ten nedrąsi ar kažkas tai tokio, tai dar labiau dasidėjo šitie dalykai, ta pati komunikacija, jinai dar labiau kažkaip pralaisvėjo, tu pats jautiesi laisviau, pats jautiesi tiesiog, sakykime, labiau pasitikinti savim. Realiai per praktikos rotaciją tu gal ir nespėjai įgyti kažkokių techninių žinių labai daug, sakykime, nes vis tiek yra gana trumpas laiko tarpas, bet kiek tu pats pasikeiti kaip asmenybė, kaip tu, tarkim, žiūri, net lyginant nuo to, kaip tu pradedi pirmą praktikos rotaciją ir koks tu ateini į antrą, jau yra didelis skirtumas. Tai man atrodo, kad tiesiog iš bendrosios tai pusės žiūrint, tai tiesiog labai daug duoda prie pačio pasitikėjimo. Ir tiesiog labai laisviau visą tai žiūri, sakyčiau, netgi dar atviresnis pasidarai visom naujom patirtim ir visom žinom, ką gali pasiimti ir ką tu gali suteikti tos praktikos. Kaip vertini savo studijų patirtį? Kas labiausiai patiko, kas buvo labiausiai naudinga? Tai iš esmės ta studijų patirtis tai bent jau man asmeniškai buvo teigiama, nebuvo kažkokių tai labai blogų dalykų, net nepasakyčiau, kad buvo momentų, kur galvočiau, kad norėčiau mesti ar ten labai suklydau pasirinkus. Tai taip tikrai nebuvo. Tai iš esmės ta patirtis visa tokia labai linksma buvo, nesakyčiau. Labai faina buvo, kad ir su grupokais labai gerai sutarėm, kas šiaip ne visada būna tas atvejis, kiti kartais prasimoko 4 metus vieni kitų vardų nežino. Tai pas mus nebuvo šitas dalykas. Tai kas buvo labiausiai naudinga, tai turbūt gal ir buvo tos praktikos. Tikrai neneigsiu, kad teorinės žinios nėra reikalingos, tikrai yra. Tikrai yra buvę situacijų, kada jos ir pasiteisino ir net nebūtinai, jeigu tu viską įsimeni ir viską tuo metu įsidedi į galvą, bet tu turi suvokimą apie tam tikrus dalykus. Tai čia yra labai svarbu, kad teorinės žinios tau duoda tam tikrą suvokimą ir tu bent galėsi vaizduoti tuos dalykus, kaip jie turėtų atrodyti. Ir tada, kai tu praktiškai susiduri tam tikrose situacijose, tai tau jau yra lengviau bent jau numatyti kažkokius pirmus veiksmus, sakykime. Tai kas buvo naudingiausia, tai man atrodo buvo miksas, bet jeigu taip reikėtų vertinti, tai tikrai sakyčiau, kad tos praktikos, nes vis tiek daugiausiai įvairiapusiškumo buvo, daugiausiai pats galėjau prisiliesti praktiškai. Tai dar turbūt labai priklauso ir nuo asmenybės tipo, bet aš esu tokia, kad man praktika yra aukščiau teorijos. Tai man pačiai yra lengviau, tarkim, dalykus išmokti arba ten, sakykime, įsisavinti. Tai sakyčiau, kad praktikos tikrai buvo naudingiausias. O kokia buvo įsimintiniausia akimirka studijuojant, atliekant praktiką? Galbūt išvažiavai kokią nors parodą, kokią nors galimybę labai didelę gavai pasidalinti? Tai įsimintiniausia tai tikrai buvo pirma praktikos rotacija, kai važiavom į parodą į Frankfurtą. Tai iš tikrųjų labai dėkinga esu mentoriui. Tuo metu dar praktiką atlikinėjau dar nepilnas, praėjo mėnesis, ėjo dar tik nepilnas antras, tai to antro mėnesio metu išvažiavom į Frankfurtą. Tai iš tikrųjų buvo žiauriai nedideli patirtis. Tai nebuvo tiesiog paroda savaitgalinė, kur atėjai, pastovėjai, ten ir išėjai. Tai buvo didžiausia to sektoriaus paroda. Tai buvo 5 intensyvios dienos pačios parodos, tai mes tuo metu į parodą vykom su automobiliu. Tai labai buvo smagi patirtis, ne tik dėl to, kad aš turėjau galimybę išmokti labai daug, bet buvo dar labai gera terpė, iš tikrųjų geriau susipažinti su to pačiu kolektyvu, su to pačiu mentorium šiek tiek labiau suartėti. Tai tas labai smagu buvo. Kažkaip tuo metu tai ypatingai gal jaučiu, kad prasiplėtė tas akiratis, kai man atsivėrė, sakykime, visas tas bendras vaizdas. Tai man iš tikrųjų paroda Frankfurte, tai buvo tas laikas, kai aš stovėjau ir aš supratau, kad eksportas yra tai, kur aš noriu būti. Tai man čia buvo turbūt toks labai didelis suvokimo momentas, kai aš pati pradėjau kalbėti su žmonėm, kai aš supratau, kad man tai gerai sekasi, kur aš pati gavau labai nemažai tokių pagirų, sakykime, kas buvo labai smagu, nes nebuvau užsidarius, užsisklendus kamputį ir nestovėjau ir nesiklausiau. Bet nuo pat pirmos dienos realiai jau kalbinau, šnekėjau, kur net pati savotiškai savim stebėjausi, bet tuo pačiu labai smagu buvo, nes tu jauti, kad tu kiekvieną dieną vis daugiau šneki, vis drąsiau ir tiesiog ant tiek atrodo įsivažiuoji tą tempą. Tai tikrai sakyčiau, kad čia buvo toks įsimintiniausias dalykas. Jeigu taip iš tokių įvykių kalbant, jeigu tiesiog dar šiaip apie sėkmingumą kažkokį šnekant, tai po antros rotacijos, tarkim, pasilikau įsidarbinti. Tai sakykime irgi sakyčiau, kad pakankamai sėkmingas įvykis. Tikrai taip. Ir gal dar gali praplėsti šiek tiek apie pačią parodą. Kaip atrodė ta tipinė diena parodoj, kaip atrodė pasiruošimas? Tai iš tikrųjų labai irgi buvo naudingos tos patirtis.
Tai prie to pasiruošimo nepasakyčiau, kad labai stipriai prisidėjau, kadangi tas mano važiavimas ar nevažiavimas buvo labai paskutinių dienų klausimas. Tai kai galiausiai buvo priimtas sprendimas, kad važiuosiu kartu, tai žiauriai buvo smagu, mes nuvažiavom, kai nėra didelė įmonė, kai tu nesisamdai tam tikrų organizacijų, kurios už tave pastato visą stendą, kai tu viską pats turi daryti nuo nulio, tai labai buvo smagu pamatyti visus užkulisius, kur visą laiką, pavyzdžiui, atvykdavau kažkokią parodą tiesiog pasivaikščiot ir tu niekada atrodo neįsivaizduodavai, kiek daug vyksta, ko tu nematai. Tai kai tu atvažiuoji, kai tu pamatai visišką didžiulę salę tiesiog nugriautą šiukšlių ir tu galvoji, kas iš to bus, tai bet galiausiai jo, tai va tas labai smagu buvo. Tai tas pasiruošimas irgi buvo labai toksai, kur mes atvažiavom, tai turėjom, jeigu gerai atsimenu, mes atvažiavom šeštadienį ar penktadienį. Ir turėjo prasidėti paroda pirmadienį. Iš tikrųjų, datų nebepamenu tiksliai, bet esmė, kad mes turėjom gal nepilnas 2 dienas iki parodos. Tai mes susistatėm visą tą stendą, tai va irgi buvo labai smagu, nes tu gauni pamatyti, kaip tas vyksta. Tai paskui, kai prasidėdavo pati paroda, tai pakankamai rutiniškai tos dienos atrodydavo, vis tiek atsikeli, papusryčiauji, važiuoji į parodą, visą dieną vis tiek šnekėsi, kalbėsi su žmonėm. Tada jau vakare vis tiek grįžti, nežinau, tai ten kažkoks pasibuvimas kartu, tai galbūt pačioje parodoje būdavo įmonių, kurios organizuodavo tokius, sakykime, mažus pasibuvimus ir paskui grįždavai. Tai vad būdavo šitaip, o paskui, kai reikėjo grįžti, tai lygiai tas pats irgi buvo labai smagu, nes tu irgi pamatai tą kitą pusę, kaip tos parodos greitai sunyksta, sakykime taip. Tai vėlgi, tai didelės įmonės, ar ne, kurios nusiperka tos stendus, nebūna taip, kad jas labai pernaudot ar kažką. Paima, viską nugriauna, tai kai tu esi maža įmonė, ar ne, tai tu vis tiek viską susipakuoji, tau visi reikmenys vėl yra reikalingi kitam kartui. Tai labai buvo faina, nes tai truktis tokia buvo nuo A iki Z. Tai tada tu ne tik ateini stovėti parodoj savo stende, bet tu tuo pačiu labai ir pamatai iš tikrųjų, ką tai reiškia ir kiek tu reikia įdirbio įdėti, vien tik visą tai pasiruošti ir kiek po to dar reikalauja visą tai susirinkti, ar ne, ir grįžti namo. Tai jo, tai turbūt taip ir praėjo ta paroda visa. Su kokiais iššūkiais susidūrė praktikos metu? Tai aš gal neįvardinčiau tokių labai kaip didelių iššūkių, aš galbūt, nežinau, pati juos nežiūrėjau, sakykime, kaip iššūkius. Man atrodo, kad kiekviena nauja veikla, kurią tu apsiemi daryti arba kurios tu nesi daręs, tai kažkiek yra komplikuota. Tai ypatingai dar, jeigu tu išeini iš savo komforto zonos ir tarkim tau tai nėra kažkoks labai pažįstamas dalykas, tai pirmoji praktikos rotacija aš nepasakyčiau turbūt, kad buvo kažkokių tokių labai didelių iššūkių. Vėlgi, kadangi tos atliekamos veiklos šiaip labai skiriasi nuo, tarkim, veiklų, kurias atlikau antroji rotacijai, bet turbūt gal tas iššūkis buvo antroji rotacijai, kadangi pagrindinės mano veiklos buvo atlikti skambučius, tai tas vadinamasis cold outreach'as, tai kai reikėjo cold callinti, tai nebuvo kažkoks labai pažįstamas reikalas aplamai. Tai nepaisant to, kad man nėra kažkokių problemų ten su komunikacija ir aš esu pakankamai drąsi, tai yra tas nejaukumo momentas, kada tau reikia pradėti tą daryti. Ir kai tu pradedi tą daryti, tu labai pergyveni, labai galvoji, čia žodį netokį pasakai, čia intonacija netokia. Tai turbūt pats nejaukiausias būdavo momentas, kai pradėjau atlikinėti praktiką, kai klausydavom tų skambučių, kur atrodo, tu paleidi įrašą ir negali klausyti savo balso. Tai ir toks sėdi ir tau žiūri, yra gėda, nes tu net nesupranti, ką tu čia darai normaliai. Plus, kai tu dar nesi įsigilinęs, tarkim, į produktą arba paslaugą, ką įmonė parduoda. Tai kol trūksta tų žinių. Tai aš gal čia turbūt pavadinčiau tokiu iššūkiu, kur net nebuvo kaip iššūkis, tai buvo tokia tiesiog mokomoji patirtis, kas tiesiog vėliau išaugo į paprastas darbinės funkcijas. Tai paminėjai iš tiesų nemažai tokių vertingų patirčių, bet kas tavo nuomonė galėjo būti kitaip? Pačioje studijų programoje, sparnų programoje? Tai man atrodo, kad labai sunku yra įvardinti kažką konkretaus, todėl kad mes, kaip ir minėjau, buvom triušiukų laive. Tai su mumis labai daug buvo neaiškumų, bet aš man atrodo turbūt neleistų gal ir mano grupiokai buvęs meluot, kad daugiausiai nesklandumų turbūt buvo su visais formaliais dalykais. Tai net ne kiek pačios praktikos ar ten būtent mūsų tas tiesiog veiklos įmonėse, bet kiek tiesiog buvo labai daug tų neaiškumų formalumuose, labai daug klaustukų, atrodo kiekvienam žingsnį vis daugiau klausimų negu atsakymų. Tai savotiškai sakyčiau normalu ir natūralu, todėl kad tiek viena, tiek kita pusė, tai čia kalbam tiek studentai, tiek tarkim universitetas su inovacijų agentūra, tai yra nauja. Tai visą laiką turbūt, kai tu kažką darai pirmą kartą, tai tikėtina, kad idealiai nesigaus.
Tai man atrodo, kad turbūt čia ir buvo gal tas didžiausias toksai kliuvinys, kur labai buvo daug neaiškumų. Ir mes labai momentais tiesiog būdom pasimetę, tiksliai nežinodom, kokia yra ta tvarka, nežinodom, kaip čia kas bus, kokie čia terminai. Tai turbūt atrodo, kad šitas gal buvo toks dalykas, kurį tikiu, kad su kiekvienais metais vis labiau ištobulins ir bus apibrėžta tam tikra tvarka. Ir turbūt tokių klausimų jau nebekils. Tai dar turbūt kas buvo, tai su pačiom stipendijom, tai man atrodo visiems labai aktualus dalykas būna visą laiką tos praktikų stipendijos, tai neišimtis buvo ir mum. Tai turbūt dar šitas dalykas buvo, nes irgi nebuvo labai gerai sukruota ir sužiūrėta, sakykime taip, tai būdavo tų momentų, kada ten meluodavo arba kažkas, tai ir atrodo, tu ieškai galų ir nežinai, ar čia įmonės kaltė, ar čia universitetas šiek tiek išvėlavo, tai turbūt tokių dalykų buvo, kas aš galvoju, kad dabar galėtų būti geriau, bet galbūt pas jūs, tarkim, jau ir yra geriau. Tai nežinau, man atrodo, kad sakau, kiekvienais metais šitas turėtų būti vis geriau. Kaip vertintum pačios programos įtaką tavo dabartiniai situacijai, karjeros? Tai jeigu dabar vertinam taip tiesiogiai, iš tikrųjų, kur aš ir randuosi šitam gyvenimo taške, tai ta įtaka labai didelė buvo ir labai teigiama buvo. Tai realiai, kadangi likau po savo antros rotacijos toj įmonėje ir toliau dirbti, tai man ta visa patirtis, jeigu taip žiūrėti iš tęstinumo pusės, tai jinai buvo labai vertinga ir viskas labai gerai sukrito. Tai kadangi aš šiuo metu ir dirbu toje įmonėje ir įgavau, sakykime, tų tokių žinių ir šiuo metu dabar, kai dirbu savo rolėje, kas liečia konkrečiai su pardavimais, su užsieniu, ar ne, kai reikia susisiekti su tom įmonėm, susitikti, tai labai beproto, ta prasme, vertinga yra patirtis, kur tu turėjai labai didelę įtaką iš tos pusės, kad tave labai gerai paruošė tam. Tai man atrodo, kad čia yra labai geras toksai pirmas laiptelis, ypatingai, kai tu bandai peržengti iš tų tokių, sakykime, paprastų darbų, kur nori statytis ir ten kažkokią tai karjerą darytis. Nes turbūt labai daugam, bent jau man, pavyzdžiui, tai buvo, kol buvau jaunesnė, tai yra labai daug tų darbų, kur dirbdavai klientų aptarnavimo srityse, kur jeigu realiai turbūt ne programa, didžiai daliai tikrai būna sunku persiversti, nes visą laiką pradedi žiūrėti darbų skelbimus, visą laiką reikalinga patirtis, visą laiką reikalingas tas anas. Tai man atrodo, kad sparnai labai ką duoda, labai gerą tą tokį pirmą laiptą. Tai sakyčiau, kad ta įtaka buvo labai didelė ir šiuo metu aš tikrai labai patenkinta įmonė, kurioje aš dirbu. Tai tokia įtrauktis tikrai labai didelė ir aš sakyčiau, kad tas galutinis rezultatas bent jau dabar, tai jisai tikrai yra geras, aš tikrai jo patenkinta. Kokių patarimų turėtum renkantis studijų programą, sakykime, tam moksleiviui, 12-okui? Aš tai galvočiau, kad tas didžiausias patarimas tai yra įsivertinti, koks tu esi žmogus. Tai man tai čia yra turbūt pats protingiausias dalykas ir toks gal paprasčiausias, ką galiu padaryti. Aišku, kartais būna paprasčiau pasakyti negu padaryti, bet realiai vėlgi tai šita programa ir ne pati, verslas ir antreprenystė iš savęs jau tai simbolizuoja, kad programa pati pritaikyta drąsesniems, sakykim taip. Bet vėlgi negaliu sakyti, kad jeigu žmogus yra nedrasus, tai jis negali stoti. Ta prasme, faktas, kad gali, ypatingai jeigu tai yra tam tikri įgūdžiai, kuriuos tu nori išsiugdyti, ar ne, tai ta pati drąsa, tas pats pasitikėjimas savim. Tai šita programa tai turi labai gerą aplinką tam, tikrai turi visus įrankius ir, sakykime, tiesiog visi tie elementai toj programai, kurie susideda, tai labai gerai šitas savybės išugdo. Tai man atrodo, kad jos tokios net yra kertinės iš tikrųjų gyvenime, kurios ir toliau labai padeda siekti tikslų. Tai tiesiog, jeigu tas moksleivis ar ne, ar tas jaunas tuo metu žmogus jaučia, kad jeigu jis yra drąsus, kad jeigu jis nori kažką daugiau daryti, kažką įvairiau daryti, arba jeigu jis nori tiesiog įgyti tokių elementarių, atrodo net ir visiems suprantamų savybių, tai man atrodo, kad šita programa labai geras variantas. Ir kokių patarimų turėtum, nežinau, pirmakursiam, antrakursiam, jau studijuojantiem, renkantys specializaciją? Tai vėlgi, čia turbūt labai bus susiję, kad įsivertinkit, kas jūs per žmogus realiai, pasižiūrėkit, kur jūs labiau norit būti. Turbūt svarbu suvokti ir tai, kad jeigu tu pasirinksi vieną specializaciją, nereiškia, kad tu būsi įstrigęs tam taške. Tai nereiškia, kad tu visą laiką turėsi daryti tą patį, tu bele kada iš tikrųjų gyvenime gali pakeisti sritį, gali pakeisti darbą, ta prasme viską gali keisti gyvenime. Tai bet kokiu atveju tiek viena, tiek kita specializacija turi savų pliusų ir, ta prasme, savų niuansų, sakykim taip. Tai tas ir yra, kad reikia pasižiūrėti, kas yra labiau prie širdies, reikia pasižiūrėti, kas tuo metu labiau traukia. Tai man atrodo, kad čia nėra kažkoks viso likusio gyvenimo sprendimas, tai reikėtų apsigalvoti, bet tikrai nereikia reaguoti į tai kaip jau į visiškai galutinį nuosprendį.
Tai turbūt tas patarimas ir būtų toks. Ir visą laiką labai gerai veikia iš tikrųjų ir su kitais pasikalbėti, tai va, tarkim, su programų alumnais, kur iš tikrųjų pasidalina tas, sakykime, tokia realesnė patirtima, ar ne tik tai, kas, tarkim, būna ten reklamuojama arba aprašyta programą. Tai manau, kad šitas irgi labai gelbė. Ką pasakytum savo pirmam kurse? Turbūt, jeigu taip pamatyčiau dabar ir sutikčiau save pirmam kurse, tai sakyčiau, imti visas galimybės, kurias duoda. Tai man atrodo, kad čia turbūt tas yra svarbiausia. Dabar, bent jau šiuo etapus, sakykime, bet kurį gyvenu gyvenime ir kuriam taške esu, tai man atrodo, aplamai labai svarbu yra suvokti, kad tai yra žiauriai auksiniai metai, kada tu visą laiką gali naudotis visom galimybėm, kurias tau duoda. Tai čia turbūt aš ką savo pasakyčiau, imti viską, visur, kur siūlo, visur eiti, viską daryti ir tiesiog nebijoti sakyti taip ir priimti ir žiūrėti visą tai su pozityvumu, žiūrėti tokiu atviru požiūriu, sakykime, ir visą laiką galvoti, kad iš kiekvieno dalyko, iš kiekvienos patirties tu kažką pasiemi savo. Tai tas labai formuoja ir asmenybę, ir požiūrį, tai man atrodo, kad čia labai vertingi dalykai. Tai ką, ačiū tau labai už pokalbį ir sėkmės. Ačiū, kad pasikvietėt.